čia visokių dalykų būna ir Lietuvoje taip pat neišimtis. Tai aš iš tiesų stengiuosi žiūrėti optimistiškai, nors matau blogų dalykų, bet galvoju, kad nereikia atsigręžti atgal, o reikia žiūrėti į priekį. Kadangi esu antikorupcijos komisijoje, tai be abejo šita tema man labai yra aktuali ir svarbi, koncentruojusi daugiau šitą sritį. Tai yra be abejo, korupcija neegzistavo nuo seniausių laikų. Tik tai jos formos, galbūt tos problemos gilumas priklauso nuo visuomenės ir skiriasi. Bet jie egzistuoja. Egzistuoja ir nieko čia nepadarysi. Bet aš esu įsitikinusi, kad sistemingai sprendžiant šitą problemą, ne tik tada, kai iškyla kažkoks skandalas, skirti reikia dėmesį šitai problemai, bet apskritai stengtis, kad bausmės būtų adekvačios žmonėms, kurie nori veikti neteisėtai, korumpuotai, kad būtų baudžiami griežtai ir kad nesugebėtų įsisukti nuo atsakomybės. O žvelgiant į Lietuvą, tai į praeitį, tai labai daug pavyzdžių, kad iki šiol įsisukdavo tiek valstybės tarnautojai, tiek politikai, bet esu užregistravusi dabar visai neseniai įstatymų pataisas, kurios jau buvo po pateikimo priimtos, kurios būtent nori sureguliuoti šitą sritį. Ir aš tikiu, kad Seime, tikiuosi, kad Seime užteks politinės valios, tai šitie sprendimai bus priimti. Apie Lietuvą. Kaip aš žvelgiu, kadangi esu baigusi dar ir politikos mokslus, kaip jaunas žmogus, kaip Seimo narė, ką galiu pasakyti, kaip jau ir minėjome, esame jauna demokratija. O demokratija, kaip sako, taip pat nėra pati tobuliausia forma, bet tai yra geriausia iš blogiausia. Tai taip, yra daug klaidų šiame formavimosi procese. Yra daug problemų su žmonių politinė kultūra. Kaip žinote, Lietuvoje dažnai yra pastebimas dalykas, kad prieš kiekvienus rinkimus atsiranda naujas politinis darinys, net nedrįsčiau vadinti partijomis, bet taip yra. Ir žmonės balsuoja už tuos žmonės, paskui jų nekenčia, visai teikia, bet jie patys juos išsirenka. Lietuvoje dabar arti 35 partijų, gal netgi daugiau. Ir dabar visai neseniai yra Prunskienė įkūrė Liaudies partiją, Žemaičių partija yra įsikūrusi. Tai tokie dalykai yra negeri, bet aišku, aš tikiu, kad žmonės protingėja, bręsta ir jie patys greitai supras ir nedarys tokių pat klaidų, kaip ir šiuo atveju buvo su Valinsku. Aš manau, kad jūs domitės Lietuvos įvykiais ir žinote, kad prieš šiuos Seimo rinkimus Valinskas subūrė savo bendraminčių, draugų, šaumenų grupę ir įkūrė partiją, kuri iš tiesų turėjo didžiulį pasisekimą. Ir šiandieną tas žmogus, ta politinė partija, kuri buvo taip aukštai iškelta, ji yra labai apgailėtinoj situacijoj, nes žmonės, kaip jie mėgo, dabar taip nemėgsta. Irgi rodo žmogiškos prigimties galbūt kraštutinumus, kas nėra gerai. Bet aš manau, kad laikas, branda mūsų, tai iš tos paauglystės amžiaus mes išeisime ir tapsime brandžių, mūsų tauta taps, mūsų valstybė taps brandžių žmogumi, kuris mąstys, ims mąstyti. Nes svarbiausia yra galvoti, mąstyti, o ne būti valdomai žiniasklaidos, kas yra šiuo metu Lietuvoje. Žiniasklaida, kaip žinote, yra labai didžiulė jėga, daranti labai didelę įtaką. Nes tiek televizija, tiek laikraščiai, tiek internetas šiuo metu. Nes tai yra tai, kas pateikia žmonėms informaciją, kas parodo, kas yra svarbu, o kas yra nesvarbu.
Ir matau Lietuvoje taip pat didžiulę problemą, kad žiniasklaida neatspindi tos tikrosios realybės. Ir taip pat norėčiau savo ruožtu jums patarti, jeigu stebite Lietuvoje įvykius, stebėkite iš skirtingų šaltinių, kad galėtumėte susidaryti tą tikrą vaizdą, nes dažnai kas yra galingas, kas turi finansus, tas ir valdo informacijos priemonės, o jos teikia tai, ką nori teiktų, patikėtų tai, ką nori tos grupės. Na ir šiandieną čia sėdėdama prieš jūs, tokia mintis man kilo. Kaip išnaudoti tą visą mūsų vizitą, kad tai būtų naudinga tiek jums, tiek man. Man be abejo, tai yra labai nauja patirtis, pamatyti, kaip gyvena lietuviai, galbūt išgirsti jūsų nuomonę, patarimus, įžvalgas, gal kažkaip taip ta situacija Lietuvoje atrodo kitaip žvelgiant iš jūsų ir pagalvoti apie mūsų tą tokį bendradarbiavimą. Nes aš manau, kad yra labai svarbu išlaikyti išeivijos ir Lietuvos ryšį, bendravimą. Aišku, aš kaip jaunimo atstovė galbūt galėčiau labiau norėti ir galėti darbuotis šitoje srityje, su jaunais žmonėm. Galbūt tas bendradarbiavimas būtų, kad jaunimas jūsų galėtų atvykti į Lietuvą, pagalvoti apie kažkokius tai renginius, seminarus, diskusijas, savo ruožtų Lietuvos jaunimas galėtų vykti čia. Bet aš manau, kad tą reikėtų pokalbio metu vėliau bandyti pagirdenti, nes pokalbiai yra pokalbiai. Atvykom, pakalbėjom, bet galbūt reikėtų, kad tai būtų naudinga mums visiems. Kad tas bendravimas nenutrūktų, kad šis atvykimas neužsibaigtų tuom, kad mes čia pasisakysime, išsakysime savo mintis, bet kad jis galėtų tęstis ir galėtų duoti naudos tiek jūsų bendruomeniai, tiek mums kaip politikams, jūsų žvilgsnį, jūsų pastebėjimus. Bet aš galbūt jau nebeužsitęsiu, nes Arvydas Anušauskas taip pat turi daug ką pasakyti. Jis, kadangi yra Nacionalinio saugumo ir gynybos pirmininkas, pakalbės iš tiesų apie Lietuvos saugumą. Tai tikrai yra aktualios temos, jam galbūt reikės daugiau laiko. O aš siūlau iš tiesų vėliau tokioje galbūt betarpiškoje veikloje pabandyti pakalbėti, pagvildenti tą tokį mano iškeltą mintį apie tokį bendradarbiavimą mūsų glaudesnį. Tai ačiū Jums labai ir kviečiu Arvydą.